Vienas iš integralų taikymo pavyzdžių yra sukinio tūrio skaičiavimas. Mokiniai lengvai skaičiuoja tą sukinio tūrį, tačiau yra įdomu jiems parodyti, kaip tas kūnas atrodo. Pasižiūrėkime, kaip tai padaryti su vienploto programa. Einame viena, sukinys, štai pas mane atsirado lentelė, kurioje aš galiu pasirinkti, apie kurią ašį sukti. Dažniausiai mes sukame apie X ašį, todėl ir tai ir paspaudžiame. Toliau turiu nurodyti pradinį ir galinį taškus. Aš suksiu nuo -1 iki 2. Spaudžiu rodyti paviršių ir mes matome naujai atsiradusi trimatį langą. Dabar klaviatūros rodiklių pagalba aš galiu tiesiog tą kūną sukioti ir visiems parodyti mokiniams, kaip jis atrodo.